Pirmasis skaitinys iš pranašo Jonos knygos. Viešpaties žodis Jonai bylojo. Kelkis, nuvyk į Ninivę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivę, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo didelis miestas, 3 dienų apėjimo. Jona pradėjo apeiti miestą dienos kelionę ir šaukė, sakydamas, dar 40 dienų ir Ninivė bus sunaikinta. Niniviečiai Dievu patikėjo, paskelbė pasninką ir apsivilko maišais nuo didžiausio iki mažiausio. Ir Dievas matė jų darbus, kad jie nusigręžė nuo piktojo kelio. Ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinęs. Ir jo nepadarė. Tai Dievo žodis.